Kas ten? Sniegas? Ar musės? Kas čia yra? Nu jau pasisekė, jau Rokui matyt pasisekė. Ir kągi tu tam latviškam Candy Poperas? Australijoje. Čia Neapolis, kaip Australija. Čia kaip Neapolijo. Be šansų. Po 5 karpačio suvalgytų, be šansų ten užsilipti. Šiandien mūsų kelionė yra į Rygą ir mes planuojame tenai praleisti 2 dienas ir būtinai su jumis pasidalinsim ir papasakosim, ką mes veikiam Rygoje. O dabar sustojam pirmą mūsų stotelę benzino kolonėliai. Rokas sakė, aš kaip noriu dešrainių, aš negaliu kaip noriu dešrainių. Muzikėlė kokia latviška. Nu kaip tau šitas dešrainis? Sakė, čia skaniausias dešrainis iš visų benzino kolonėlių. Čia aš net nežinau, kurioje mes esam čia. Va tokio. Astarte. Niam, kaip aš tau pavydžiu. Nu, einam. Parodysim viešbutį, kuriame tu buvai prieš kokius 7 metus. Žiūrėk, jisai Elephant. Dramblio viešbutis. Ir dabar, kai eisi, pažiūrėk į dešinę. Šuniukai friendly. Ne šitas, o va čia va. Va čia va. Matai kokio dydžio? Čia yra tartarai. Jo, čia yra tartarai. Žiūrėk, kokio dydžio dramblys. Ir mūsų mylimiausias dabar dalykas bus rumturas. Elefantas. Nu, Rokai, davai, pradedam žiūrėti. Tadam, šviesytė. Vienas kambariuks. Ir mes žiūrim dar vieną kambarį. Jėzau, kaip čia šilta visur. Sakyčiau, netgi karšta. Tadam. Ir kitas kambariukas su kokiu čia vaizdu. Dabar nieks nesimato. Mes jau atėjome į restoraną. Rokai, pasakysi, kaip aš ir noriu paragauti pina koladus. Skanu? Žiūrėjau. Kaip skanu. Skanu? Mums atnešė duoną su sūriu latvišką. Вот грини соус есть. O čia karpačių. Тебе хорошо пойдет. Tėčiai atėjo. Koks skanus tartaras, tikiuosi skanus. O Rokai, pas tave kas? Carbonara. Mačiutė kiaulienos medalionai. Čia aktualu, mes valgom šito viešbučio restorane, ragaujam viską. Labas rytas. Mes dabar keliaujam pusryčiauti į viešbutį. Oi, noriu parodyti jums iš viršaus. Ir parodysim, ką jisai turi gero pusryčiams. O po pusryčių keliausim pasivaikščioti po miestą, po senamiestį. Nu va, žiūrėkit, koks gražus čia viešbutis. Ir šalia viešbučio koks šiukšlynas. Greičiausiai nieks neleidžia nunešti šitų sandėliukų, nieks nesutinka. Aplinkui didžiausias šiukšlynas. Būna. Visi ant šitų lovų neįmanoma. Neįmanoma. Man irgi, žinokit, žiauriai sunku buvo miegoti. Aš beveik nemiegojus, visą užtinusi. Kalėdos, šventės, taip norisi jau poilsio. Ir nieko neveikti, noriu į mokyklą greičiau, į darbą. Mes atvykome į centrą ir dabar keliaujame apsižiūrėti, kas čia gero yra. Juodgalvių pastatas. Kaip Rokui sekas, kur be būtume, jis visada randa kokį nors Candy Popą. Tai neini?
Einam greitai, kol tėtis nemato. Tėtis sakė, ne, pirmiausia mes viską pasidarom, pažiūrim Rygos senamiestį ir tik tada Candy Popas. Pas jūs irgi taip pat. Čia man 16 Pro Maxas. Kas ten? Sniegas? Ar musės? Kas čia yra? Kas čia? Šiukšlė. Ojei. Artūras? Ne šiukšlės. Kadangi labai šalta, mes užėjom į pirmą pasitaikiusią parduotuvę ir aš nusipirkau šaliką, nes sugebėjau į Rygą atvažiuoti. Be kepurės, be šaliko. Kaip aš nepagavau, kad mes daug vaikščiosim. Kur paršiuką matai? O, kiek čia. Kiek čia skanaus maistelio. Kaip latviai maitinasi. Aš dar valgyt, nu. Rokai, visi sakys per video, kad Rokas tik nori valgyti ir valgyti ir valgyti. Kiaulės galva. Latviai per Krismas valgo kiaulės galvą? Ką jūs šneka, čia avelė šventos Kristaus kluonė, ar kur ten? Rokai, ką valgysi? Šašlyką? Nu ir žiūrėkit, kokios kainos. Sriuba 5, šašlyks 8. Šitų net nesuprantu, kas tai yra. Palaukit, čia šašlykai su bulvėm? O Donytės jums nereikia? Nu jau pasisekė, jau Rokui matyt pasisekė. Ir kągi tu tam latviškam Candy Poperas? Ką nori? Sūras, lapša. Valgysi? Jo. Namuose, kai grįši? Jo. Gerai. Makinčiais. Davai. Aš labai mėgstu močius. Kas čia? Net nesuprantu, kas čia toks yra. Kažkoks gėrimas. Nu, rašykit, ką norėtumėt ragauti. Tokį mes čia jiems reklamą darom, eik tu savo. Antičipsai, sakė, o jie, nu gerai. Bet Candy Pop'e kainos yra dvigubai brangesnės, negu kad paprastuose parduotuvės. Bent jau man tai tikrai taip atrodo. Aišku, jie turi to, ko neturi kiti, nu, bet... 12 eurų. Aha, Dubajaus čiokolėtas. Mes geriau darom patys. Parodyk, ką ragauji. Neragauju, neragauju. Ir kaip, kas čia per skonis? Barbecue. Barbecue? Duok tėčiui, aš noriu pažiūrėti, ką jisai pasakys. Ne? O ką tu ragausi, Jūra? Močiai. Močiai? Močiai. A, močiai man labai patinka. O tėtis labai nori kavos paragauti. Pas juos čia einam į Kostą kažkokią kavinę. Kosta šiaip kruizinis laivas, kuriame mes buvom. Labai fainas. Jo, tu mano eilutė kokia. Nu, kaip čia tau kavytė? Čia skaniau ar Lietuvoj? Žiūrėk, koks kalėdinis fainas puodelis. Mes einam į galeriją centrą. Beveik kaip Australijoje kažkaip pasijaučiau. Mes tokiu metu prieš 2 metus buvom Australijoje. Čia Neapolis, kaip Australija. A, čia kaip Neapolį jo. Tiksliai, kaip fainai.
Rokui nupirkti faini šortai. O čia jūs beveik visi galite lietuviškai perskaityti, ne? Žiūrėkit, kokie skirtingi šokoladai. Kaip fainiai. Kažkada buvo toks challenge'as. Teptukai. Čia viskas iš šokolado. Neatsimeni, tokis YouTube'ai buvo challenge'as suvalgyti kažką tai iš šokolado, kas atrodo kaip tikras daiktas. Va, ypač šitie. Čia nesimato. Fainiai. Nice. Sakė, patrinsi ir išsipildys tavo svajonę. O, gerai. Labas. Ir dabar mano svajonė išsipildys. Mes čia taip sugalvojame. Šansų. Po 5 karpačio suvalgytų be šansų ten užsilipti. Visų pirma, be šansų 5 karpačių suvalgyti. Aš suvalgysiu 1 karpačių, gerai 2. Bet ten nepakilsim. Visų pirma, aš net nežinau, kad ten galima pakilti. Einam toliau ieškoti. Mes dabar šičia keisim ir kaina yra bažnyčios mokama. Pirmą kartą matau, kad patekti į katedrą reikia susimokėti pinigų. O čia yra kiemelis. Sako, labai gražus. O, čia fotosesija labai graži būtų. Va, atėjom pavalgyti į, tikiuosi, labai skanų restoraną. Vadinasi, jisai T7. Mes atkeliavom į restoraną, va tokį. Table 7 ir dabar užsisakysim ir būtinai jums pasakysiu, ar čia skanu. Tai, kad čia labai faina, jo. Žiūrėkit, čia fainai, taip kaip pasakoje atrodo. Tikrai gražu. Maistas atkeliavo pas močiutę lašišą, pas Roką. Rokai, tartaras, kurio tu laukiai kiek senai. Ir žiūrėkit, o čia pas mus lašišos tartaras. Pas mane brusketa dar, pas Jūra burgeris. Roko tartaras. Kaip tau tartaras? Žiauriai, ne? Tiek laukiai tartaro. Na va, kaina gavosi 101,4 žmonės pavalgė, bet mokėti reikia 111, nes jie iš karto įskaičiuoja dar ir arbatpinigius. Roko svajonė užsipildė, jisai paragavo, pavalgė tartaro. Jis į Rygą praktiškai norėjo vien dėl tartaro skanaus. Tada ragausim rytoj. Gerai? Dar aš tokio nemačiau. Koko. Kažkas koko. Ir čia Rokas vakarieniai savo. Na, mūsų kelionė Latvijoje eina į pabaigą. Man atrodo, mes padarėm daugą. Tikėkime, kad video gausis ir jūs pamatysit, ką mes veikėme Latvijai. Čia Rokas daro tos makaronus, kurios pirko Latvijai. Ir dar paragaukim šitą. Ir dabar tau tiek reikia suvalgyti, tai... Nu ką, nejau. Nužudyt mane nori. O tai ko tu pirkai?
Nes neturėjo toksai tas padažas aštrus būti. Pirkai patį aštriausią ir tikėjusi, kad Aštriausia, prie ko čia aštriausias yra? Aštrus. Valgyk dabar, valgyk. Paragau. Ne, aš tai net nenoriu, man jie net negražiai atrodo. Čia tipo kokosas. Skanu? Aš irgi. Skanu. Vienas aštriausių makarų. Aštriausias, čia iš viso neaštras. Neturėjo būti iš viso. Ir ką? Čia ugnis tokia. Skanu. Skanu? Oho.